Sveiki, esame Baptose, agrokoncerno technikos kieme, kur už manęs matote pačią didžiausią ir pirmąją Lietuvoje Bednar sėjamąją Bednar Effecta CE12000. Tai yra pati didžiausia Bednar gamoje esanti sėjamoji, net 12 metrų darbinio pločio. Pagal gamyklos bandymus jos našumas siekia net iki 20 hektarų per valandą. Ši sėjamoji yra ne tik įspūdingo dydžio, bet taip pat gali dirbti ir išmaniai. Bednar Effecta sėjamoji, kaip ir Omega sėjamosios, kurios jau yra tikrai pažįstamos Lietuvos ūkininkams, puikiai draugauja su Topcon automatinio vairavimo sistemomis ir jų pagalba ši sėjamoji gali sėti kintamą normą, naudojant derlingumo žemėlapius. Konkrečiai šita mašina yra aprūpinta 51 mm kilpa. Dar šią mašiną galima komplektuoti su dar didesnėmis kilpomis. Jis iš pradžių atsilenkia į šonus, o tada atsilenkia į galą. Todėl viso svorio centras gaunasi į galą, todėl būtent tik su kaištiniu prikabinimu galima aprūpinti šią mašiną. Kaip matot, yra aprūpinta įsiurbimo kaminų, padaryta specialiai tam, kad kai kyla visas dulkes, kad jos nebūtų taip greitai įtraukiamas į tą ventiliatorių ir ventiliatoriaus tarnavimo laikas visas prailgėtų. Kaip ir visos Bednar sėjamosios ir ši sėjamoji yra aprūpinta plastikiniais bunkeriais. Bendra bunkerio talpa yra 6000 litrų. Bunkeriai padalinti 60-40, tai reiškia, kad pirmasis bunkeris yra 3600 litrų, antrasis 2400 litrų. Būtų užtikrintas ilgas darbo laikas, kad nereikėtų ilgai sustojinėti, užpilinėti abiejų bunkerių. Šios mašinos yra aprūpintos šia traukia, tai jinai yra skirta tam, kad būtų palaikomas visos sėjimo sekcijos tolygumas, kad jinai neplevesuotų važiuodama lauke. Labai svarbus dalykai vėžių purentuvai už traktoriaus ratų, kadangi šiai sėjamai reikalingos traktoriaus galingumas yra nuo 300 iki 450, diskiniai vėžių purentuvai išpurena visą žemę iš po suspaustų traktoriaus ratų. Kadangi mašina yra aprūpinta pakankamai dideliais ratais, už jos matote taip pat noroginius vėžių purentuvus. Taip pat labai didžiulis šios mašinos išskirtinumas. Šią mašiną galima aprūpinti su vikšrinė važiuoklė, kad būtų nesuspaudžiama dirva. Galų laukiuose, net išspaudus tą dirvą su vikšrinė važiuoklė, augalai vis tiek tolygiai išdygsta. Kadangi sėjamoji yra 12 metrų darbinio pločio, dar vienas svarbus dalykas yra turėti abiejose pusėse atraminius ratus, tai kad palaikyti tolygumą ir gylį. Nors ši sėjamoji neturi tokio aiškiai išreikšto dirbimo kaip ant klasikinių visų sėjamojų, ši sėjamoji yra vis tiek vadinama kombinuota sėjamaja, nes realiai su ja galima sėti tik ant sudirbtos jau žemės. Čia yra priekinė dirbimo dalis. Dabar matote, yra sumontuoti turbodiskai. Kiekvienas šitas diskas yra tiesiai už sėjos aparato. Kadangi šita sėjamoji yra 12,5 cm tarpueilių, tai šitie diskai irgi išdėlioti 12,5 cm tarpueilių. Tai reiškia, kad jums važiuojant visą laiką bus įpjaunama vagutė, išvaloma vieta, paruošta sėklos guoliui. Dar galima šią mašiną aprūpinti ir profi diskais, banguoti visiškai diskai, kurie dirba sekliai 2-3 cm gylyje. Taip pat galima aprūpinti lyginimo lenta, galima aprūpinti lyginimo lenta ir trąšų įterpimo diskais. Sėjos aparatas yra toks pats kaip ant Omega sėjamųjų, tai yra padarytas ant paralelogramos, kai ratukas atskirai kopijuoja visą dirvos paviršių. Sėklos norogėlis visą laiką yra viename gylyje, jisai tolygiai padeda sėklą, o prispaudimo ratukai jau spaudžia. Ant šios sėjamosios prispaudimo ratukai yra 50 mm, bet galima užsakyti ir platesnius, 65 mm pločio. Platesni rateliai yra skirti sėti į lengvesnės dirvas. Ir gale be abejo matome užžėrimo aketėlės, eilutė užžerta ir sėkla paskapta po dirva. Kaip matote, sėjamoji yra aprūpinta 4 skirstytuvais. Tam yra 2 priežastys. Pirma, kad būtų išsėjama didžiulė norma sėklų. Antras dalykas, galima atjunginėti šias sekcijas kas 3 metrus. Tai jeigu sueina jūsų laukas į kažkokį trikampį, tai tos sekcijos atsijunginėja automatiškai ir jums nepasidaro jokių persidengimų. Mašina yra aprūpinta apšvietimu net ant bunkerio, kad nakties metu būtų galima matyti visą sėjos aparatą ir darbas būtų atliekamas tinkamai ir kokybiškai. Darbus su žemėlapiais tiek praeitą rudenį, tiek šį pavasarį jau išbandėme. Matome, kad tai veikia, greitai turėsime rezultatus iš laukų. Kviečiu susisiekti su mūsų komanda ir jau savo laukose išbandyti šią įspūdingo darbinio pločio sėjamąją Bednar Effecta CE12000.